Tai nesudėtinga 20 užduotis. Tiesiog duota mokinių kontrolinių darbų rezultatų dažnių lentelė, taškų būtent surinktų. Ir mums reikia apskaičiuoti tų surinktų taškų vidurkį. Tai kas yra vidurkis? Tai pirmiausia, mes turime sudėti visus tos taškus, tai yra visų mokinių įvertinimus ir padalinti iš tų įvertinimų skaičiaus, tai yra iš mokinių skaičiaus. Tai čia dabar reikia ką suprasti. Tai reiškia, kad 5 taškus gavo 4 mokiniai, 6 taškus gavo 5 mokiniai, 7 taškus gavo 10 mokinių, 8 taškus 5 mokiniai ir 9 taškus 1 mokinys. Vadinasi, kai mes skaičiuojam dabar visų surinktų taškų sumą, čia štai tos trupmenos skaitiklyje, tai mes, reiškia, ir turime 5 dauginti iš 4, nes yra 4 penketai, 6 dauginti iš 5, nes yra 5 šešetai ir taip toliau. Tai taip mes gauname visų taškų sumą, o štai čia vardiklyje tiesiog mes sudedame visų mokinių skaičių. Tai tokiu atveju mes ir paskaičiuojame vidurkį. Tai gauname 169 padalinta iš 25, o tai yra 6,76. Toks ir yra 20 užduoties atsakymas.